Nuomonės formuotojas, arba kitaip dar žinomas kaip influenceris. Tai yra profesija, kuri palyginus neseniai buvo visiškai nežinoma ir svetima mūsų pasaulyje. Eiliniams žmonėms jie pakeitė televizijų projektų žvaigždės ir tapo naujomis garsenybėmis ar stiliaus ikonomis. O verslo atstovams tai tapo nauju ir labai efektyviu būdu didinti savo paslaugos ar produkto žinomumą tam tikroje žmonių grupėje. Šiuo metu turime begalės nuomonės formuotojų, nuo sporto, finansų, iki grožio ar sveikos gyvensenos specialistų. Ir atrodo, kad viskas yra tobuloje harmonijoje, bet turiu jums keletą naujienų. Greitai viskas gali labai stipriai pasikeisti. Turbūt visi žinote, arba bent jau esate girdėję apie filmą Terminatorius. Jame kultūrizmo legenda Arnoldas Schwarzeneggeris vaidina robotą, mėginantį sunaikinti žmoniją. Būtent taip, į nuomonės formuotojų rinką yra nustaikęs dirbtinis intelektas. Ir tenka pripažinti, kad jam visai neblogai sekasi. Gal ties sunaikinimo dalimi, kiek ir perdėjau, mes esame saugus. Na bent jau kol kas. Šiuo metu užsienio rinkose sėkmingai plaukioja rykliai, kurie yra vadinami AI influenceriais. Kodėl AI? Todėl, kad žmonės vaizduojami tose sukurtose anketose visiškai neegzistuoja. Jie yra sukurti dirbtinio intelekto pagalba. Nepaisant to, jie turi savo gyvenimus, dalinasi savo įsimintinomis gyvenimo akimirkomis, kelia dramas, kuria santykius ir reklamuoja produktus. Susipažinkite su Lil Miquela. Ji yra 19-metė, braziliškų ir amerikietiškų šaknų turinti atlikėja, modelis ir influencerė. Ją 2016 metais sukūrė amerikiečių startuolis Brad ir šiuo metu ji yra viena populiariausių AI influencerių visame pasaulyje. Jūs tik pažiūrėkite į šiuos skaičius. Daugiau nei 2,5 milijonų sekėjų Instagram socialinėme tinkle. Bendradarbiavimas su garsiais prekių ženklais, tarp kurių puikuojasi tokie vardai kaip Calvin Klein ar BMW, o kur dar 13 išleistų dainų. Negalima paneigti, kad Lil Miquela gyvena kaip tikra 21 amžiaus interneto garsenybė, o jos įtaka puikiai atspindi 2018 metais Times žurnalo sudarytas 25 įtakingiausių interneto asmenybių reitingas, kuriame Lil Miquela rikiuojasi tarp tokių žvaigždžių kaip Kanye West, buvęs ir galimai būsimas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Rihanna. Nepaisant to, kad Lil Miquela yra tik dirbtinio intelekto kūrinys, savo socialinėme tinkle ji rodo savo gyvenimą, kuris beveik nieko nesiskiria nuo bet kurio iš mūsų. Ji leidžia laiką su draugais, keliauja, dalinasi savo maisto rekomendacijomis ir netgi turi vaikiną, kuriam buvo skyrusi vieną iš savo dainų. Bet ji tokia ne viena. Pereikime prie kitos šio vaizdo įrašo žvaigždės – Shudu Graham. Shudu Graham. Na gal ne pati geriausia kombinacija buvo pasirinkta šiam vardo ir pavardės deriniui. Shudu yra pirmasis dirbtinio intelekto sukurtas supermodelis, o jos kūrėjas yra britų fotografas Cameron James Wilson, kuris tiesiog norėjo turėti 3D modelį savo fotografijų projektams. Su laiku ir įdėtų darbu viskas įsirutuliojo iki to, kad Shudu savo socialinio tinklo Instagram paskyroje turi daugiau nei 240 000 sekėjų, su bendru įsitraukimo rodikliu siekiančiu 2,16%. Toks pasisekimas jai garantavo reklamos sutartį su daugybė prekių ženklų, tarp kurių turime jau mano minėtą BMW, Louis Vuitton ir Hyundai. Sekanti mūsų sąraše yra Ima. Ji yra pirmoji ir be abejonės pati didžiausia AI influencerė visoje Japonijoje, kuri gali pasigirti 400 000 siekiančią sekėjų armiją. Kaip ir anksčiau aptartos interneto personos, Ima taip pat demonstruoja savo gyvenimą Instagram tinkle. Bendradarbiauja su didžiausiais prekių ženklais, tarp kurių yra Porsche, Ikea, Lenovo ir daugelis kitų. Ima turi savo brolį, kuris kaip ir pati yra dirbtinio intelekto kūrinys, žinoma, netoks sėkmingas. Vis dėlto, Ima gali pasigirti tuo, ko nepavyko dar nei vienam AI influenceriui. Tai pasirodymas ant scenos Parolimpinių žaidynių uždarymo ceremonijos metu. Manau, tai puikiai atspindi, koks didelis pasididžiavimas yra šis dirbtinio intelekto sukurtas modelis visai Japonijai. Nors visi mano aptarti kūriniai atrodo ganėtinai futuristiški, bet norėčiau priminti, kad pirmasis jų išėjimas į viešumą buvo dar 2016 metais, kas priminsiu buvo prieš 8 metus.
Tai tik parodo, kaip sparčiai vystosi technologijos, nes dabar kiekvienas žmogus turi prieigą prie dirbtinio intelekto ir gali naudotis jo suteikiamomis galimybėmis. Anksčiau sukurti netikrą internetinį personažą galėdavo tik įmonės, kurios orientuotos būtent į šią veiklą, o dabar internete turime begalę mokomosios medžiagos, kuri žingsnis po žingsnio padės tai padaryti patiems, tiesiog savo namuose. Lyginant su realiais žmonėmis, dirbtinio intelekto kūriniai turi ne vieną pliusą. Jie gali kurti turinį ir bendrauti su savo sekėjais 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jie neserga, neturi realaus gyvenimo problemų, gali reklamuoti bet ką, net neturėdami to daikto šalia savęs. Gali nukeliauti į bet kurią pasaulio vietą per keletą sekundžių ir gali sukurti įsimintinas reklamas už sąlyginai mažas sumas. Juos taip pat mėgsta rinktis prekių ženklai kaip ambasadorius, kadangi jie turi nepriekaištingą reputaciją. Ir galima nebijoti, kad ji bus užlugdyta į viešumą išlindusių nemalonių faktų, kurie galėtų turėti įtakos ir bendram įmonės įvaizdžiui. Žinoma, ne viskas yra vien pliusai, bet yra vienas minusas, kuris juos išskiria iš visų. AI influenceriai nėra žmonės. Būtent dėl šios priežasties jie su savo auditorija neturi tokio ryšio, kokį gali turėti realūs žmonės su savo fanais ir sekėjais. Per didelis ir neįmanomas tobulumas pakiša koją ir išskiria juos iš realių žmonių. Todėl yra stipriai abejojama dėl įtakos, kurią AI influenceriai gali daryti savo sekėjams. Egzistuoja ir dar viena požiūrio kryptis, kuri verčia abejoti šių kūrinių kaip reklamos įrankių pasirinkimu. AI influencerių kūrėjai dažnai išgalvoja faktus ar praeities nutikimus, stengdamiesi pasiekti kuo didesnį įmanomą auditorijų skaičių ir paversti savo sukurtą personažą kuo labiau artimą žmonėms. Akivaizdu, kad toks manipuliavimas įvairiais, netikrais ir kartais net labai skaudžiais praeities įvykiais verčia AI influencerius ganėtinai stipriu marketinginiu įrankiu, kuris nekontroliuojamas gali legaliai klaidinti savo reklamomis. Vis dėlto, vyrauja bendra nuomonė, kad su laiku AI influencerių populiarumas tik didės, kadangi įmonėms jie yra pigesnis ir daug efektyvesnis pasirinkimas. O sparčiai tobulėjant technologijoms, mums neliks nieko kito, kaip tik priprasti ir susitaikyti su ta idėja, kad dirbtinis intelektas turės vis didesnę įtaką mūsų gyvenimams. Čia ir užbaigsiu savo temą. Norėčiau padėkoti visiems, kas pažiūrėjo šį vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Nepamirškit paspausti like mygtuko, užprenumeruokit kanalą, pažymėkit varpelį būtinai, kad gautumėte visus pranešimus, kai įkeliu naują vaizdo įrašą. Nepamirškite išreikšti savo nuomonės komentaruose, nes priešingą atveju man teks tiesiog naudotis ChatGPT pagalba ir sugeneruoti daug netikrų komentarų. Nuo dabar iki.